Pristatome Jums efektyvų karšto vandens paruošimo būdą – fotovoltinę vandens šildymo sistemą SolarTech. Šiame video atliksime vandens šildymo su saulės moduliais sprendimo apžvalgą bei palyginsime jį su saulės kolektoriais. Fotovoltinė vandens šildymo sistema turi visą aibę privalumų, kurie padaro ją labai patrauklia. Tačiau vienas svarbiausių privalumų, kurį reikia išskirti, yra sistemos paprastumas ir jos naudojimas be jokio periodinio aptarnavimo. Čia nėra jokių vamzdžių, siurblių, cirkuliuojančių skysčių, niekas negali užšalti ir sprogti. Kaip matome paveiksliukuose, fotovoltinė sistema sudaro tik saulės fotoelektriniai moduliai, laidai, valdiklis ir boileris su elektriniu kaitinimo elementu. Tuo tarpu saulės kolektorių sistema turi visą aibę sudedamųjų komponentų, kurie reikalauja pastovios priežiūros. Tai patys kolektoriai, specialus boileris, cirkuliacinis siurblys, nuorintuvas, išsiplėtimo indas, valdiklis, elektros laidai, vamzdžiai, izoliacija ir neužšąlantis skystis. Palyginkime šias abi sistemas, o fotovoltinės vandens šildymo sistemos privalumus bei trūkumus aptarkime išsamiau. Fotovoltinė vandens šildymo sistema turi žemą naudingumo koeficientą, todėl užima daugiau vietos ant stogo. 200 litrų vandens talpai pašildyti saulės moduliai užims 12 km2 stogo plotų, tuo tarpu saulės kolektoriui reikia tik 2 km2. Tačiau šis trūkumas yra svarbus tik tiems, kas neturi pakankamai vietos ant stogo įsirengti lengvus saulės modulius. Laimei saulės modulius galima sumontuoti ne vien tik ant namo stogo, bet ir ant kito, šalia esančio pastato ar ant antžeminės konstrukcijos. Lietuvoje saulės spinduliuotė žiemos laikotarpiu yra nuo 8 iki 10 kartų mažesnė negu vasarą. Todėl nei saulės kolektoriai, nei saulės moduliai mūsų šalyje negali būti naudojami patalpų šildymui. Bet užtat šios abi sistemos puikiai tinka karšto vandens ruošimui net 8 mėnesius per metus. Saulės modulių gamintojas nurodo, jog per 25 metus fotoelektrinių celių našumas sumažės 20%. O tai reiškia, kad jeigu saulės modulis pagamintas kokybiškai, jis sėkmingai gali veikti ir 3 dešimtmetį, tik mažesnė galia. Štai kodėl svarbu rinktis patikamą saulės modulių gamintoją ir nesusigundyti pigia kinišką produkciją. Kas liečia saulės kolektorius, tai rinkoje galima sutikti labai pigių kiniškų ir brangių bei kokybiškų žinomų gamintojų saulės kolektorių. Ir jų kaina dažnai turi tiesioginę sąsają su visos sistemos ilgaamžiškumu. Tačiau kaip bebūtų, saulės kolektorių ilgaamžiškumas neprilygsta saulės modulių tarnavimo laikui. Jeigu saulės kolektoriams yra būtinas specialus boileris, tai fotovoltinės vandens šildymo sistemos atveju tinka jūsų turimas boileris, tik svarbu, kad jis turėtų elektrinį kaitinimo elementą. Vienintelis dalykas, kurį reikia atlikti, tai įsitikinti, jog jūsų turimas kaitinimo elementas atitinka sistemai keliamus reikalavimus. Jeigu netinka, tiesiog keičiate jį nauju ir sėkmingai naudojate sistemą. Saulės kolektorių sistemoje yra dideli šilumos nuostoliai vamzdžiuose, todėl jie turi būti tinkamai izoliuoti, o patys saulės kolektoriai įrengiami kuo arčiau boilerių. Tuo tarpu saulės moduliai gali būti įrengiami bet kokiu atstumu nuo boilerio. Tiesiog kuo didesnis atstumas, tuo didesnio skerspjūvio laidą reikia naudoti. Tai reiškia, jog visai nebūtina saulės modulius montuoti ant namo stogo. Tam puikiai tinka sandėliukas, ūkinis pastatas, pavėsinė, garažas arba net antžeminė konstrukcija. Skirtingai nuo kitų gamintojų produktų, mūsų sistema veikia visiškai nepriklausomai nuo elektros tinklo. Tai yra jos maitinimo nėra reikalinga tinklo įtampa. Valdiklis yra maitinamas tik iš saulės modulių. Todėl galite būti tikri, jog atsijungus elektros tinklui, mūsų sistema saulėtą dieną tikrai paruoš karštą vandenį. Tai sukuria savotiškas autonomijos ir energetinės nepriklausomybės pojūtį. Fotovoltinės vandens šildymo sistemos įrengimui nereikia jokių specialių žinių. Viskas yra aišku ir paprasta. Tai reikia pritvirtinti saulės modulius, iki boilerio patalpos nutiesti laidą, ant sienos pakabinti valdiklį ir sujungti laidus. Valdiklyje yra įrengta rozetė, į kurią yra įjungiamas kaitinimo elementų kištukas. Reikalui esant kištukas tiesiog yra ištraukiamas ir prijungiamas į 220 V tinklo rozetę.
Tai yra visiškai neaptarnaujama sistema, kadangi čia nėra absoliučiai jokių vamzdžių, cirkuliacinių siurblių, skysčių, problemų su sistemos užšalimu. Nėra jokių judamų dalių. Jūs tiesiog ją įrengėte ir džiaugiatės šiltų vandeniu. O jeigu įvyks koks nors gedimas, jūs jį pastebėsite pagal vandens temperatūrą. Atlikome sistemos palyginimą, o dabar apžvelgsime kitas fotovoltinės vandens sistemos specifinės savybės. Saulės moduliai per visą dieną veikia efektyviai, nes valdiklis pastoviai stebi pagrindinius jų parametrus ir reguliuoja kaitinimo elemento galią taip, kad saulės moduliai visuomet veiktų savo maksimaliame galios taške. Šiame grafike yra atvaizduota saulės modulių voltamperinė charakteristika. Iš jos matome, jog saulės modulių įtampa visuomet yra pastovi, o srovė keičiasi priklausomai nuo saulės spinduliuotės. Tai atvaizduoja raudonos spalvos kreivė. Didėjant saulės spindulių intensyvumui, srovė didėja, o saulės spinduliuotei sumažėjus, atitinkamai mažėja ir srovė. O kadangi galia yra srovės ir įtampos sandauga, siekiant išgauti maksimalią galią, juodos spalvos kreivė, turime stebėti, kad įtampa ir srovė turėtų savo maksimalias reikšmes. Būtent tai yra valdiklių užduotimi. Ar įsivaizduojate, kas atsitiktų, jeigu kaitinimo elementą prijungtumėte tiesiai prie saulės modulių? Ogi dėl saulės modulių ir kaitinimo elementų varžų nesiderinamumo sumažėtų saulės modulių įtampa ir saulės moduliai negalėtų veikti savo maksimaliame galios taške. Atsirastų ženklus galios nuostoliai. Toli nenukrypstant nuo saulės modulių voltamperinės charakteristikos, apžvelgsime dar vieną įdomų saulės modulių reiškinį, kurio dėka saulėtą žiemos dieną saulės moduliai net iki 20% pagamina daugiau elektros energijos, lyginant su tokia pat saulėta vasaros diena. Šiame grafike atvaizduota ta pati voltamperinė charakteristika, kurią ką tik aptarinėjome. Tik dabar matome, kad įtampa taip pat gali keistis. Ko yra šalčiau lauke, tuo didesnė įtampa. Ir atvirkščiai, kuo karštesnė diena, tuo įtampa mažesnė. O kadangi galia yra įtampos ir srovės sandauga, šaltą saulėtą dieną sistema pagamina daugiau elektros energijos. Ir tai yra dar vienas ženklus šios sistemos privalumas, lyginant su saulės kolektoriumi. Paruošėme 3 fotovoltinės vandens šildymo sistemos komplektus, skirtus įvairių talpų boileriams. Jeigu naudojate boilerį iki 100 litrų talpos, galite rinktis pačią mažiausią 1 kW sistemą. Iki 150 litrų boileriams yra skirta kW ir 250 W galios sistema, o talpesniems boileriams reikia rinktis galingiausią 1,5 kW fotovoltinę vandens šildymo sistemą. Ir paskutinis mūsų sistemos privalumas yra toks, kad tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims suteikiame ilgą produktų garantiją. Valdikliui taikoma 5 metų, o saulės moduliams gamintojas suteikia net 12 metų garantiją. Maža to, tiek valdiklis, tiek saulės moduliai yra pagaminti Lietuvoje, todėl nekils absoliučiai jokių keblumų su galimu po garantiniu remontu. Na ir paskutinė šios apžvalgos dalis yra investicijų grąža. Šį klausimą išskaidysim į 2 dalys – pamatuojamą ir nepamatuojamą sistemos įrengimo naudą. Pradėkime nuo finansinio atsipirkimo. Skaičiavimuose vertiname energijos sąnaudas, kurias reikia patirti kiekvieną dieną šildant elektrą 150 litrų vandens kiekį. Kadangi fotovoltinė vandens šildymo sistema yra efektyvi apie 8 mėnesius per metus, todėl vertiname būtent šį laikotarpį. Įvertinus iš elektros tinklų perkamos ir savarankiškai pagamintos elektros energijos skirtumą, bei atsižvelgus į skirtingus karšto vandens poreikius, investicijos sugrįž per laikotarpį nuo 8 iki 9 metų. Brangstant elektros energijai, investicijų grąža spartėja. Dar vertėtų paminėti kelias nepamatuojamas naudas – tai energetinė nepriklausomybė, investicija į ateitį bei ekologiją. Kalbant apie energetinę nepriklausomybę, turime omenyje tai, kad investavus į fotovoltinę vandens šildymo sistemą, jūs tampate dalinai nepriklausomi nuo energetinių resursų bei energijos tiekimo operatoriaus paslaugų. Šildymo sezono metu karštą vandenį ruošia šiluma iš katilo, o visą šiltąjį laikotarpį, pradedant nuo ankstyvo pavasario, kai jau nebe kūrenamas katilas, karštą vandenį gamina saulės fotoelektriniai moduliai. Jeigu jums rūpi sąmoningas energijos vartojimas, tai alternatyvi energetika yra puikia priemonė
prisidėti prie klimato kaitos stabdymo ir gamtinių resursų naudojimo mažinimo. Dėkojame už jūsų dėmesį ir labai tikimės, jog ši apžvalga buvo jums naudinga. Jeigu nuspręsite įsigyti fotovoltinę vandens šildymo sistemą, kviečiame apsilankyti mūsų elektroninėje parduotuvėje, o taip pat kviečiame pamėgti mūsų YouTube kanalą. Sėkmės visiems!